Aš esu Konradas ir rekomenduoju savo mylimiausius šių metų kino pavasario filmus. Filmas Visi mes svetimi apie meilę, apie prisiminimus, apie baimę būti vienam, apie tai, kas tikra ir kas galbūt ne. Filmas savo atmosfera ir paliekančių jausmų kino pavasario žiūrovams gali priminti praėjusių metų filmą Po saulės. Šiuose abiejose filmuose vaidina aktorius Paul Mescal. Ir taip pat šiuos du filmus sieja prisiminimų linija. Toks filmas, mano nuomonė, yra sukuriamas tik kartą per 10 metų. Jonatano Glazerio filmas Interesų zona yra šių metų kino šedevras. Visi mes esame matę ne vieną filmą apie Aušvico koncentracijos stovyklos tragediją, tačiau šis filmas yra visiškai kitoks. Čia nepamatysime jokių kraupių vaizdų, čia nepamatysime smurto ir nepamatysime to, kas vyksta už stovyklos sienos, o visai priešingai. Šis filmas bus labai estetiškas, labai vizualus, labai gražus ir čia režisierius visus tuos siaubingus vaizdus palieka mums įsivaizduoti savo galvose ir mano nuomonė tai yra stipriausia filmo pusė. Metai buvo sunkus, tai vieno iš visų laikų kino pavasario populiariausio filmo Neliečiamieji naujas režisierių darbas. Filmas tai nuotaikinga komedija apie du bičus, Alberto ir Bruno, kurie yra įklimpę į skolas. O norėdami išspręsti savo problemas, Albertas ir Bruno įsitraukė į klimato aktyvistų bendruomenę, kurią bando pasinaudoti ir iš jos pasipelnyti. Filme taip pat netrūks ironijos prieskonių, kur yra sudėtinga suprasti, ar režisieriai šaiposi iš klimato aktyvistų bendruomenės, ar juokiasi kartu su jais.